Sveiki, mėly klausytojai, su jumis laida Renkuosi sutarti, prie mikrofono aš, psichologas Aurimas Gudas, ir šiandien kalbinsiu psichologę Jovitą Kiežę. Sveiki. Labas. Šiandien kalbėsime apie terapinį rašymą ir gal pirmiausia pradėkim nuo to, kas yra terapinis rašymas. Terapinis rašymas tai yra toks saviraiškos ir savęs pažinimo metodas, kuomet mes rašydami kažką, savo mintis, savo emocijas, savo išgyvenimus, galime patirti terapinį poveikį. Tokį gydomąjį. Taip. O kuo skiriasi nuo dienoraščio rašymo? Iš dalies panašu tai, kad vyksta rašymas, ar ne, bet skiriasi tuo, kad pati rašymo struktūra yra šiek tiek kitokia, nes dienoraštyje dažniausiai mes tiesiog užrašome įvykius, kas šiandien man įvyko, kas atsitiko, o čia mes daugiau skiriame dėmesio emocijoms, išgyvenimams, mintims, galbūt einame labiau į gylį. Na ir tikslas dienoraštis dažniausiai ir yra rašomas tam, kad galbūt aš prisiminčiau tai, kas man įvyko, o čia daugiau poveikis yra. Tikslas yra gydomasis toks, kad patirčiau tam tikrus dalykus, save labiau pažinčiau. O kur daugiau pozityvo, terapiniam rašyme ar dienoraštyje? Arba atvirkščiai, kur daugiau problemų? Sakyčiau, kad neišskirčiau. Abudu yra geri, tiesiog koks žmogaus yra tikslas. Jeigu tikslas yra toks gilintis į save, tai ką mes psichologai kviečiame daryti, ar ne, augti, savo vidų geriau pažinti, tai tuomet be abejo terapinis rašymas. Bet jis, dienoraštis taip pat yra puikus būdas ir kartais gali irgi pats to nors ir neturėti tikslo konkrečiai terapinio, bet gali ir dienoraščio rašymas taip pat terapiškai veikti, netiesiogiai. Kaip tas žodis yra terapinis rašymas, tai aš taip toks klausimas kyla, ar terapinis rašymas gali atstoti psichoterapiją? Taip, iš tikrųjų taip, nes būtent žiūrint, aišku, kokiu tikslu žmogus kreipiasi, bet visi tie tikslai tiek padėti įveikti nerimą ir stresą, tiek pažinti savo tam tikrus pasąmoninius procesus, kas vėlgi yra psichoterapijos tikslas, tai irgi tą galima padaryti, suteikti savo daugiau kažkokį pozityvo, naujų įžvalgų. Be abejo, kad tai yra, psichoterapeutas, jis turi daugiau galių, daugiau technikų ir metodikų tam padaryti, bet tai galima ir derinti net į psichoterapiją su terapiniu rašymu, tam, kad žmogus būtų vedamas, bet pats turėtų įrankį ir savarankiškai dirbti su tuo. Tai čia toksai kaip pigesnis, ne tik, kad pigesnis, nes nieko nekainuoja, tik tai ten rašalo laiko ir pastangų tiesiog reikia. Tai kaip toksai, pigesnis variantas. Taip, bet, reikia tam tikrus dalykus žinoti ir būti susipažinus su tuo. Tai vėlgi tam, ar jeigu žmogus jeigu turi galimybių skirti pakankamai daug laiko ir dėmesio susipažinti su tom technikom, su metodikom, tai irgi yra svarbu. Arba, tarkim, kreiptis į specialistą tam, kad jis padėtų atrasti tuos metodus, technikas, kurios būtent jam tinka ir kuriuom jis galėtų kiekvieną dieną ar bent kelis kartus per savaitę užsiimti. Tai ar gali būti toks laidos tikslas apmokyti žmonės terapiškai rašyti, užsiimti tuo namie? Taip, manau, kad tai būtų, jeigu tikrai bent keli žmonės po šios laidos pradėtų tai daryti, tai aš manau, kad tai būtų tikrai laidos tikslas pasiektas, o jeigu tai būtų keli šimtai ar tūkstančių žmonių, tai čia būtų wow. Aš kažkaip galvoju, jeigu apie save, aš dienoraštį rašau, bet šiuo metu tai labai retai ir galvoju, kad jeigu kalbant apie kažkokias bėdas arba kažkokį, jeigu terapinį poveikį, aš nežinau, man labai stiprų terapinį poveikį turi, jeigu aš tai išsakau ne niekam arba savo, bet žmogui. Kažkaip man tas labai yra būtina. Taip, bet kaip, gal žinai tokį
paveikslėlis buvo juokais, man atrodo, kad net ir tavo puslapį įkeltas, kaip veikia psichoterapija, kad tai yra žmogaus kliento galvoje yra raizginys minčių, ar ne? Ir ką daro terapeutas, tai yra jis vynioja tą siūlą. Tai va tą siūlą mes galime vyniotis ir patys, bet be abejo, su specialisto pagalba galbūt kai kuriems yra tai lengviau daryti, bet kai kuriems ne, kai kuriems yra lengviau rašyti, o ne kalbėti. Tarkim, net apskritai sako, kad ir Y kartos žmonėms lengviau, pavyzdžiui, parašyti elektroninį, sako, aš geriau 10 elektroninių laiškų parašysiu, negu vieną kartą paskambinsiu. Taip, ar ne? Taip, ir mes, tarkim, irgi dėl šio pokalbio mes tarėmės raštu. Taip, tai vad lygiai dėl tos pačios priežasties, kai kuriems žmonėms yra daug lengviau mintis dėlioti, save pažinti, savo emocijas išsakyti ir save suprasti tuo metu, kai jie užrašo tas mintis. Arba, tarkim, emocinius išgyvenimus. Jeigu tu pasakoji, be abejo, sakau, kai kuriems taip, tai labiau padeda, bet išrašius jas ir būtent dar naudojant tam tikras technikas, tarkim, pasakant trečiuoju asmeniu arba rašant kaip laišką, tai gali būti daug paveikesnis metodas negu šnekantis, nes suteikia daugiau tokios struktūros ir aiškumo. Aš jau prisiminiau vieną klientę, jinai taip laiške ir paminėjo, sako, kad gyvai susitikti, gal ne ir iš kito miesto, net nežinau šito, bet sako, man būtų baisu, o va tiesiog pabendrauti per chatą būtų visai nieko. Taip, ir dažnai žmonės irgi stengiasi, ypač, nežinau, man irgi yra tekę turėti klientų, kurie pamiršta, ką jie norėjo paklausti. Tai tada jie irgi ateina net su užrašais, kad sako, aš vat apie tą norėjau pakalbėti. Ir kartais tiesiog, vis tiek, pokalbis su kitu žmogumi, jis tam tikrą prasme kelia vis tiek šiokį tokį stresą, nes tu, galvoji, kaip tas mintis sudėliot, kaip perteikti jas. Ir jeigu tu būni sau užsirašęs klausimus, kad kažko nepamirštum, arba pasižymi tam tikras, klientas terapeuto mintis, įžvalgas, tai vėlgi, tai ir yra irgi rašymo terapija, arba gali būti tiesiog kaip pridėtinė dalis, kad po terapijos seanso žmogus tam tikras įžvalgas užsirašo tam, kad nepamirštų ir kad susidėliotų planas, ką mes veikiam, ką mes šnekėjom. Ta pat ir terapeutas daro, būna, kad ir pačios sesijos metu užsirašinėja, kad nepamirštų. O bent jau aš tai po sesijos, po pačios konsultacijos visą laiką užsirašau, kas svarbiausia buvo, nes atsiminti visko neįmanoma, o paskui ir nustebini klientą, sugrįžta po kokių metų ir ten kažką atsimeni, bet atsimeni tik dėl to, kad tos užrašus perskaitai visai nesenai. Taip, bet čia dėl to, kad psichologas turi daug tų klientų, ar ne, bet kartais būna klientas, nors ir turi vieną psichologą, pas kurį lankosi, bet vis tiek, sakau, iš tam tikrų jaudulio, iš tam tikrų emocijų gali užsimiršti dalykai, ką mes, šita buvo labai svarbi įžvalga ir kaip būčiau užsirašęs, gal būčiau ją pritaikęs daugiau gyvenime. Koks terapinio rašymo poveikis psichikai ir emociniai sveikatai? Iš tikrųjų yra nemažas tas poveikis, daug yra tyrimų atlikta ir, visų pirma, ir toks greičiausiai galbūt pastebimas, tai būtent yra dėl emocinės savijautos, kad tikrai, kai mes tiek daug emocijų, tarkim, po kažkokio įvykio, arba ir apskritai emocionalus žmogus turi daug labai emocijų ir jas išrašydamas ant popieriaus, jis tarsi perkelia jas iš savo kūno ant popieriaus lapo. Tai iš karto tas tiesiog momentinis toks palengvėjimas, poveikis jaučiamas. Kitas dalykas dėl minčių aiškumo, vėlgi dėl tos raizgalynės, kurią mes turim savo galvoje, atrodo ir tą galvoju, ir apie tą užsuktas būna mąstymas, kad mintis sukasi, vis tos pačios, tai kam jas laikyti galvoje, jeigu aš jas galiu užrašyti ant popieriaus ir jos jau tarsi bus per atstumą man pateiktos. Tai tarsi padeda iš tokio užburto rato išeiti, kai vis tą patį mastai. Taip, kas yra pakankamai dažna problema, nors atrodo jau ir pats savo primeni, kad taigi aš jau apie tai galvoju, kiek aš galiu apie tą patį galvoti, bet nepavyksta to atsikratyti, tai irgi vienas iš tų poveikių. O
taip pat yra tokie net pastebėta ir dėl somatinių dalykų, kad žmonės, na be abejo, tai ir yra, kai atsikratai tam tikros dalies streso, emocinio to krūvio, tai pasireiškia ir somatinis poveikis, kad tiesiog žmonės jaučiasi labiau atpalaidavę, jų imuninė sistema sustiprėja, jie pradeda rečiau lankytis pas gydytojus, na bet tai vienas su kitu susiję dalykai. Ar yra mokslinių tyrimų, kurie patvirtina terapinio rašymo naudą? Taip, iš tikrųjų tokių tyrimų yra pakankamai daug, nes juos nėra sunku atlikti, nėra sunku išmatuoti. Tai atlikta ir nustatyta, kad tikrai ta emocinė savijauta pagerėja, streso lygis sumažėja, imuninė sistema pagerėja, netgi kepenų, tarkim, veikla yra nustatyta. Toks, vis tiek, kai tyrėjai tyria, tai įvairius rodiklius tikrina ir nustatė tokį dalyką. Taip pat socialiniai santykiai, tarkim, buvo atliktas tyrimas apie paauglius, tai kad paaugliai, kurie rašė bent keletą kartų per savaitę, tai jie daug lengviau ir su emociniais sunkumais susidorojo, bet ir su jų santykiai su bendramžiais pagerėjo. Vėlgi kaip išdava to rašymo. Ar galima tai kažkaip prilyginti kaip išsiventiliavimui? Kada būna, kad prisikaupia kažkas ir norisi išsikalbėti, tai tu lygiai taip pat išsilieji ant popieriaus lapo. Taip, iš tikrųjų taip, bet ne tik tai. Nes gali būti ir iškrova to, kas dabar yra, bet gali padėti ir žmogui susidėlioti mintis, tarkim, jeigu reikia kažkokį svarbų sprendimą priimti. Tai labai, toks tiesiog elementarus gal pavyzdys, kurį mes galime bet kada pritaikyti, susirašom vienoj pusėje pliusus, kitoj minusus, ar ne? Ir tai irgi yra terapinis rašymas, nes mes vėlgi apie tai galvojam ir gal tai ir emocinį krūvį sukelia pats sprendimo priėmimas, bet būtent užsirašymas pliusų minusų, tai padeda tas mintis išsidėlioti ir paveikti. Klientam šito dažnai patariu, nes kaip psichologas negaliu nurodinėti žmonėm, kaip gyventi, tai tiesiog tas pratimas ant lapo surašai ir paskui vizualiai matai, kur daugiau pliusų, kur minusų ir lengviau padeda apsispręsti. Kokiose situacijose terapinis rašymas yra ypač veiksmingas? Ypač veiksmingas patiriant nerimą, nes nerimas būtent yra tai, ką mes laikom viduje ir ką sveika yra išrašyti, išveikti. Depresijos atveju žmonės žymėdamiesi, ypač čia svarbu yra reguliarumas, kad kiekvieną dieną rasti bent keletą dalykų, tarkim, už ką jautiesi dėkingas. Kad ir kaip yra blogai, bet aš pabandau surasti, kad ačiū sau, kad aš šiandien atsikėliau iš lovos, ar ne? Ačiū sau, kad man pavyko šiandien nueiti į dušą. Mažas pergalės. Man buvo sunku taip. Ir tai leidžia ypač ilgalaikį perspektyvoje pastebėti tą savo nueitą kelią ir kad štai, man prieš savaitę buvo sunku iš lovos išlipti, bet jau šiandien man pavyksta netgi gal ir išeiti į parką pasivaikščioti. Ir būtent jeigu tai nebūtų užrašyta, jeigu aš tik tai savo taip galvočiau, tai negalėčiau savo to įrodyti, ar ne, kad kartais sunku pastebėti tokius dalykus. Tai toks kaip įrodymas juodam balto, kada pasižiūri, kas gero yra, nes gali būti toks labai liūdnas mąstymas depresijos metu, bet veikia, sakyčiau, ir net jeigu neužsirašytum tas pats dėkingumas tokia kaip praktika, kada dėkoji už tas pačias pergalės mažas, ką sugebėjai ten dantis įsivalyti, pavyzdžiui. Tai irgi veikia. Taip, bet tai yra, labiau, jeigu tu savo prisižadi, kad tu tą darysi, tai būtent žinodamas, kad tu turi užrašyti, nes, tarkim, aš kiekvieną dieną skirsiu 5 minutės dėkingumo praktiką, ar ne? Jaučiuosi prieš save įsipareigojęs, tai kad aš įsipareigoju pagalvoti apie tai, ar aš už ką dėkingas, tai o kada, kaip ką. Bet jeigu aš įsipareigoju kiekvieną dieną užrašyti, net nesvarbu, ar popierėje, galbūt telefone galiu užsirašyti, ar kad bet įsipareigoju ir tai leidžia man tą įsipareigojimą akivaizdžiai vykdyti. O kurio paros metu geriausia daryti? Čia vėlgi kaip kam priklauso nuo kasdienės rutinos, kai kurie žmonės lengviau tą daro vakare, apžvelgia savo dieną ir
irgi norėjau pasakyti, kad kitas dar dalykas yra ir miego problemams spręsti. Rašymo terapija puikiai veikia, kadangi vėlgi per visą dieną mes daug visko prikaupiam, minčių, emocijų, išgyvenimų, kažkokių svarstymų. Ir kai mes atsigulame miegoti, dėl ko neužmiegam, nes galvojam apie visus tos dalykus. Minčių. Taip, tai va visas tas mintis, jeigu paliekam popieriuje, viskas gerai, rytoj atsibusiu, galėsiu vėl prie jų grįžti, bet tai va lygiai taip pat ir dėkingumas, irgi, kad prieš miegą užrašius, už ką dėkingas, gali būti veiksminga, bet lygiai taip pat ir iš ryto irgi dėkoju, kad esu gyvas, dėkoju, kad atsibudau, vėlgi, kad ir jeigu jaudinėsi, kad laukia sunki diena, bet jeigu pradedi tą pozityvę žinutę savo, kad yra daug dalykų, už kuriuos aš jau dabar esu dėkingas, tai puikiai pradžia dienos būna. O tu pati praktikuoji kažką panašaus? Taip, aš iš tikrųjų įvairius, tam, kad galėčiau savo klientams rekomenduoti, tai išbandau ir stengiuosi įvairius metodus tam tikrą laiką taikyti, kad pajausčiau tą ilgalaikį poveikį. Tai esu rašiusi ir dėkingumo dienoraštį, ir sąmonės srauto rašymą esu bandžiusi ir, tarkim, kiekvieną dieną skirti tam tikrą laiką tiesiog laisvam sąmonės rašymui tuo metu, kas man galvoje yra. Aš tai praktikuoju dėkingumą visos dienos metu, tiesiog kažkas atsitinka ir dėkoju. Dėkoju, kad laisvą vietą parkavimui radai ir panašiai. Ir paskui, bet šitas užsimiršta, šiaip nesakau, kad kiekvieną dieną tą darau, bet būna, kad vakarais jau prieš miegą peržvelgi visą dieną ir randi kokį 20-30 dalykų, už kuriuos gali padėkoti. Tai daug iš tikrųjų svarbu, kad tie ir smulkus dalykai yra netokie jau smulkus. Ir aš ką dar pastebėjau būtent pati rašydama dėkingumo dienoraštį, kad dažnai užrašydavau tuos dalykus, nes aš tai taikiau tokią minimalią praktiką, kad 3 dalykus užrašyti, kad tie 3 dalykai dažniausiai būdavo tokie, kurie tuo metu man atrodė tarsi nemalonios patirtis. Ir dienos pabaigoje, peržvelgus juos iš naujo, surasdavau, ko jie mane pamokė, ką jie man padėjo suprasti. Ir vėlgi tos įžvalgos, aš manau, kad jos nebūtų atėjusios, jeigu aš nebūčiau to užrašiusi. To dėsningumo pastebėjusi, kad kodėl aš rašau tuos mažiau malonius dalykus, bet kad jie padeda man augti. Taip. Tai toksai kaip kartaus kažkokio vaisto principas, nemalonu gert, bet už tai sveikatos duoda. Ar yra tokių atvejų, kad terapinis rašymas kažkam nepadeda ar netgi kenkia? Taip, iš tikrųjų yra tokių atvejų, tarkim, jeigu žmogus susiduria su labai dideliais psichologiniais sunkumais, tarkim, suicidinės mintis ar po sunkios, tarkim, traumos, tai gali būti, kad žmogus rašydamas jis neišsilaisvins iš tų emocijų ir iš tų neigiamų minčių, bet dar labiau užsivels juose. Tai tuomet jau reiktų atkreipti tai dėmesį, kaip tu jauties iš karto po rašymo ir jeigu matai, kad situacija dar pablogėjo, nepagerėjo, tai tuomet jau reiktų geriau su specialisto priežiūra, su specialisto pagalba tai daryti. Tai kaip reikėtų tą terapinį tekstą pradėti rašyti? Visų pirma, reiktų apskritai pradėti nuo vietos pasiruošimo, kur, kaip, ką rašysi. Tai susikurti, tarkim, nes vis tiek reguliarumas čia yra svarbu ir jeigu norisi klausytojams pradėti, tai patarčiau iš pradžių susirasti gražų sąsiuvinį, kur rašyti, su kuo rašyti, kad rašiklis puikiai slystų popierium, kad tas pats sąsiuvinys būtų kažkoks, nežinau, patrauklus, malonus popierius, gerai kokybiškas toks. Tada vėlgi pasigalvoti, kuris paros metas būtų tinkamas tam, kad reguliarumą išlaikyti, kad būtų rami vieta, kad niekas netrukdytų. Tarkim, kiek aš galiu savo skirti, galbūt 15-20 minučių per parą ar kelis kartus per savaitę, bet kad žinočiau, įsipareigočiau savo, kad tai bus tas laikas mano rašymui.
Vėlgi dėl tokio kaip ir rituališkumo, kiti, žinau, mėgsta labai, tarkim, arbatos puodelį pasidaryti, kad aš visą laiką žinau, aš pasiemu dienoraštį, pasidarau arbatos ir štai mano laikas. Kitas galbūt žvakutę užsidega ar smilkalą užsidega. Na, tiesiog susikurti savo tokią erdvę, ritualinę ir kad tai yra mano laikas savo su savimi. Na ir tai padeda irgi ir maloniau pasijausti, galbūt muziką kažkokią įsijungti, ramią ar mėgstamą. Na ir tuomet pradėti rašyti, vėlgi yra tų metodų tikrai ne vienas, ne 2 ir net ne 10, ką galima būtų rašyti. Tai pasirinkti priklausomai nuo pobūdžio, koks tikslas yra to terapinio rašymo. Vienas iš paprastesnių yra tiesiog sąmonės srautas, kad aš tiesiog rašau viską, kas man šiuo metu yra mano mintyse, mano galvoje. Ir net jeigu ir nieko nėra, tarkim, toks yra 3 puslapių metodika, kad aš atsisėdau ir aš turiu būtinai prirašyti 3 puslapius. Ir kartais tiesiog ir atrodo, kad ta galva jau staiga ištuštėjo ir aš tiesiog ir rašau. Šiuo metu mano galva yra tuščia, nieko nežinau, ką parašyti, kokia čia nesąmonė, gal man net nereikėjo ir pradėti, bet visas tas mintis rašau. Ir kažkokiu metu, jeigu tikrai esi nuoširdus pats su savimi, būna pasiekiamas toks taškas, kada tos mintis pradeda plaukti, tikrai atrodo iš pasąmonės. Labai atrodo toks keistas dalykas ir man irgi rašymo terapijos užsiėmimuose žmonės būna labai nustebę ir netikėtai patys savo, kai perskaito, sako, wow, iš kur čia pas mane šitas dalykas išlindo. Kad atrodo, aš sako, tokių minčių niekad neturėjau, bet išlenda grinai iš pasąmonės, jeigu aš visiškai atsipalaiduoju ir leidžiu tam rašikliui slysti popierium. Tai viena iš tų metodikų yra sąmonės srautas. Bet tai gali būti jų kitas, tarkim, jeigu yra santykių tam tikros problemos, tai galima laišką rašyti. Galima laišką rašyti nebūtinai kitam žmogui, jo galima net neišsiųsti, neparodyti taip toliau. Gali būti net ir žmogui, kurio jau nebėra šiame pasaulyje parašyti. Tai irgi labai veiksminga. Viskas, ką aš neturėjau progos pasakyti, galiu parašyti. Bet galima rašyti laišką ir tam tikrai savo asmenybės daliai. Tarkim, laiškas mano vidiniam vaikui arba laiškas mano nerimui. Kad mielas nerime. Šiandien ir vėl tu mane aplankei ir galima net dialogą, tarkim, su juo vesti, kad kodėl tu ir tada atsakyti už tą nerimą, ar ne, ką nerimas parašytų. Nes aš matau, kad tu ir vėl nepasiruoši egzaminui, tai manau, kad turėjau tau priminti apie tai. Tai bet kas blogiausia atsitiktų, jeigu aš nepasiruošiu egzaminui. Na, tuomet tu taip. Ir, visą tokį dialogą su tuo nerimu arba su vidiniu vaiku, arba ir su, tarkim, mirusiu žmogum galima užrašyti. Na ir tai, ką ir psichoterapeutai, ar ne, taiko, tarkim, geštalto, kad pasisodinam į tuščią kėdę įsivaizduojamą asmenį arba įsivaizduojamą asmenybės dalį, tai visą tai galima padaryti raštu. Tai toks įdomus metodas, kaip su kažkokiu, tarkim, reiškiniu arba netgi sutrikimu kurti santykį. Tai kaip ir su nerimu, tai gal ir su depresija galima panašų dalyką daryti. Taip. Ir su depresija, galima ir su paprastesniais apskritai su emocija, tarkim, liūdėsiu, kad ir džiaugsmu, su bet kuo, kas yra tuo metu, kai mes, tam tikrą reiškinį, kuris yra mūsų asmenybės dalis, mes jį išimam savotiškai iš savęs ir pastatom ne kaip subjektą, kaip savęs dalį, o kaip objektą. Objektivizuojam ir jis tada tampa tarsi atskiras nuo mūsų ir mes jį tada galim tyrinėti, nagrinėti. Irgi yra toks pratimas, kad įsivaizduok savo tam tikrą emociją ar būseną kaip gyvūną, ar ne? Kad jeigu tavo, liūdesys būtų gyvūnas, koks jis būtų gyvūnas, kokios jis būtų spalvos, ar jis būtų pūkuotas, ar jis būtų plėšrūnas, ar kaip tik medžiojamas gyvūnas. Ir tada vėlgi jį pateikus kaip objektą galima suvokti, kad mano liūdesys nesu aš, kad tai yra mano liūdesys, tai yra emocija, kuri ateina ir išeina. Vėlgi tai turi tokį gydomąjį poveikį. Pamenu, rašymo terapija buvo
Tai atsimenu tik tai tiek, kad vieną laišką rašėm dešinę ranką dominuojančią, o kitą su kairė ir ten tada supranti, kokia ta ranka yra nelabai reikalinga, kiek jinai mažai moka ir kaip bjauriai rašo. Taip, čia irgi yra viena iš tų metodikų, bet net ir pas rašymas ranka, tai kiek mes dabar daug praleidžiame laiko rašydami kompiuteriu viską, ar ne, arba telefonu, tai pats rašymas ranka apskritai yra žmonėms toks jau primirštas dalykas, kurį mes ten, kartais banke, kartais reikia parašą ar ne padėti. Bet apskritai tai, irgi sakoma, jau taip poetizuotai, kad ranka yra širdies tąsa, ar ne, nes jinai yra labai arti širdies ir mes galbūt daugiau ne iš galvos rašomo, iš širdies, rašydami ranka. O tai jeigu terapiniam rašymui, koks skirtumas, ar tu rašai ranka, daugiau kalbėjai apie tai, apie tą sąsiuvinį, ten tą rašiklį ir panašiai, ar kompiuteriu irgi tą patį galima daryti? Taip, galima, bet vėlgi tas poveikis truputėlį bus kitoks. Va, kaip ir pats minėjai, kad ar kairę ranką rašyti ar dešinę. Kairę mes rašom daug lėčiau, bet tuo pačiu metu lėčiau rašai, daugiau apgalvoji, ką rašai. Tai lygiai taip pat ir kuo skiriasi rašymas nuo kalbėjimo. Jeigu aš kalbu, aš daug greičiau, aš tiek žodžių neužrašyčiau, nebent čia kaip būna, žmonės labai greitai moko kompiuteriu rašyti, aš taip nemoku. Tai, o ranka dar lėčiau rašai. Ir jeigu tu kažką darai lėtai, tuomet tau pavyksta labiau tai įsisąmoninti, įsigilinti ir, sakoma, kad tai būtent rašymas ranka galbūt daugiau to terapinio poveikio duoda, bet žiūrint, koks yra žmogaus tikslas. Jeigu tikslas yra daugiau galbūt sekti savo progresą, ar lankant psichoterapiją, ar tarkim, kad ir gydantis depresiją, nebūtinai psichoterapija, bet net ir vaistais gydantis, ar ne, užrašinėti savo emocijas, būsenas ir norisi daugiau to progreso sekimo, kur galima būtų palyginti, tai galima ir kompiuteryje tą daryti, ir aš, rašant klaviatūrą. Aha, nes yra paieškos funkcija, kad, nes ten, jeigu esi prirašęs ten 5 kokius sąsiuvinės, tai ką tu ten surasi, kur ten kada ką paminėjai, o kompiuteryje gali paiešką atrasti ir pagal tam tikrus raktinius žodžius rasti tekstą. Taip, ir tuo labiau, kad ir tas rašymas, irgi jeigu mes rašom sąmonės srautą, apskritai, arba mūsų tikslas yra save atpalaiduoti ir neįpareigoti save ten laikytis gramatikos kažkokių taisyklių ir taip toliau, tai rašom taip, kaip tuo metu išeina, nes niekas daugiau neskaitys, bet kartais būna, kad mums ir patiems sunku jau perskaityti būna tą raštą, tai vėlgi čia privalumas yra, kai jau parašom kompiuteriu, tai aiškiai jau galima perskaityti, ką parašau, o kartais jeigu tiesiog norisi tas emocijas išlieti ir galbūt net suglamžyti ir išmesti arba sudeginti, tai be abejo tada jau tas, tada gražaus dienoraščio nereikia pasirinkti, galima tą atskirą juodraščio kažkokį. Į lapus. Taip. Ar terapiniam rašymui galioja kažkokios taisyklės? Taip, taisyklės galioja būtent labiau galbūt metodą pasirenkant, nes žiūrint, koks yra to terapinio rašymo tikslas, kad jeigu norisi tiesiog išsilieti, be cenzūros save išreikšti, tai tuomet renkamės laisvą rašymą. Jeigu norisi daugiau būtent kurti socialinius ryšius, stiprinti savo su kažkokiu, ar su savo su žmogum arba su savo tam tikrą dalim, tuomet renkamės dialogo formą, kaip dramą galima rašyti arba kaip laišką, ar ne. Svarbu, kad rašytume be cenzūros, kad žinotume, kad tikrai jaustumėme saugiai, kad niekas to mūsų dienoraščio ar tai, ką mes parašysim, neperskaitys, nes vėlgi, jeigu aš galvosiu, kad, čia gal sutuoktinis ar vaikai ar mama suras, tai aš ir jeigu suras, kaip tada, ką apie mane pagalvos, tai aš tada neveikia tas rašymas, nes negaliu tada būti 100% atvira. Ir tas reguliarumas svarbu yra, kad norint tokio ilgalaikio poveikio, nes be abejo tinka ir vieną kartą pabandžius irgi tas poveikis jaučiasi, bet jeigu norint apskritai stiprinti savo emocinę sveikatą, tai svarbu tas įsipareigojimas, kiek aš galiu skirti laiko per dieną, kiek galiu per savaitę skirti laiko. Ir jeigu įsipareigoju tam reguliarumai, tai tas poveikis toks akivaizdesnis. O po kiek laiko to poveikio jau galima laukti?
Tai sakau, jį galima jau pamatyti ir po 15 minučių, taip, net po kelių minučių. Aš kartais būna ir tokius trumpučius duodu pratimus arba apskritai pradedant terapijų rašinio užsiėmimą, tai 3 minutės, užstatau laikmetį, 3 minutės rašom ten, tarkim, viską, kas mane dabar neramina. Ir iš karto užrašau ir po 3 minučių žmonės sako, kad taip, pasijaučia, kad jau kažkokią akmenį nusikėlė. Bet be abejo, jeigu po kelių mėnesių, tai jau jaučiasi apskritai ilgalaikiai perspektyvoje, kad žmogus daug geriau tvarkosi su savo emocijom, daug geriau mintis tiesiog dėlioja, santykiai pagerėja, nes jiems pavyksta ir tas mintis dėlioti aiškiau bendraujant su kitais žmonėm ir su savim susitarti lengviau. Na, o tarkim jau metus rašant, tai apskritai pats emocinis intelektas būna stipresnis, žmogus būna labiau pasitikintis savimi, daugiau įžvalgų apie save yra patyręs, nes, sakau, bent jau man asmeniškai, tai labiau ne emocinės iškrovos dalykas yra poveikis, kurį labiausiai vertinu, o tos įžvalgos, ką užrašius aš galiu pastebėti apie save, tam tikrus dėsningumus, išvadas pasidaryti ir pažinti save labai padeda. Man čia gal panašiai kaip pasivaikščiojimas arba buvimas miške, kad kai naujas idėjos kyla, tai naujas idėjos gali kilti berašant. Taip. Ir dar paminėjai apie tą santykių pagerinimą. Gali būti, kad kažkas tau slegia, krepžda, kažkaip neduoda ramybės, kažkas, ką norėtum pasakyti kitam žmogui, kas buvo, tarkim, prieš 5 metus. Bet tai, jeigu pasakysi, bus toksai, santykius pablogins tas dalykas. Bet, pavyzdžiui, užrašyt, tai gali ir tau santykių nepablogins, nes kitas žmogus nesužinos, ką ten parašei, ir gali tą panaudoti tiesiog, kad nepablogintum santykių. Taip, arba būna, kad žmonės, aš žinau, kad jeigu aš jam pasakysiu taip ir taip, tada sureaguos taip ir aš to nenoriu, kad taip sureaguotų. Tai o pasakyti, kaip sakai, vis tiek norisi, nes aš taip dabar jaučiuosi, arba kad, tarkim, jaučiu nuoskaudą kažkokią, tai vėlgi parašyk. Kartais net galima ir apsvarstyti, ne spontaniškai, bet po kurio laiko galbūt iš tikrųjų galima tą laišką ir įteikti tam žmogui, jeigu yra galimybė. Ne, kad kartais rizikinga. Kartais rizikinga, taip, net sakau, čia reiktų apie tai pagalvoti, bet kartais galbūt susirašinėjimas gali suteikti naują šansą santykiams, nes tam tikrus dalykus sunkiau yra pasakyti žodžiu, negu parašyti raštu. Taip. Esu mamai laišką parašęs, taip. Bet aš norėjau sakyti, nes aš esu vedusi ne vieną mamos dukros rašymo terapijos užsiėmimą ir būtent kai mama ir dukra viena kitai parašo laiškus ir išsako tai, ką galbūt ir kas slėgė, bet ir ką norėjo pasakyti, bet nebuvo progos pasakyti, tai, ašarų būna ten labai daug, bet ir tie laiškai lieka ir netgi, tarkim, po kiek laiko, jeigu būna labai sunki akimirka, tu gali tą laišką pasiimti artimo žmogaus ir perskaityti ir prisiminti, kad aš esu labai svarbus kažkam, arba ir tas žmogus galbūt gali irgi sunkia akimirka, tai gali išgelbėti netgi santykius, tie laiškai. Bet lygiai tas pats tinka ir tėčio sūnaus santykiui. Taip, aš tiesiog čia, kadangi tokius vedžiau, ir tėčio sūnaus, ir sutuoktinių, ir draugų, ir su močiute, su bet kuo, be abejo. Prisimenu, kai konfliktavau su viena bendradarbė, aš pakeliu į darbą važiuoju, man kokią valandą užtrukdavo ir aš įsivaizdavau tą pokalbį su ją. Aš pasakau, jinai atsako, kaip man palengvėjo, kai taip išsikalbėjau. Taip, tai tą patį galima, be abejo, bet jeigu pavyksta visą tai sudėlioti mintise ir to nereikia rašyti, tai galima galbūt greičiau būtų savo mintise susidėlioti, bet ne visiems tas pavyksta. Tai be abejo, ta dialogo forma, kiek aš pažįstu tą žmogų, ką jis atsakytų man, ar ne šiuo atveju. Galima užrašyti, tada jis atsako taip ir taip, bet aš tada atsakyčiau taip ir tada dialogas įvyktų toks ir paskui ar nesusitinkiu su tuo žmogum, jis nieko nežino apie tą jūsų įsivaizduojamą pokalbį, bet santykiai jau kažkodėl atrodo geresni. Tai. Ką daryti, kad tas terapinis rašymas taptų reguliarus?
Na, tai čia kaip ir su bet kokiais savidisciplinos dalykais, visų pirma, galbūt reiktų nusistatyti savo tikslą, ko aš siekiu. Nes jeigu aš turėsiu motyvaciją, dėl ko aš noriu rašyti reguliariai, tai kiekvieną kartą savo priminsiu, kad tai man padės geriau jaustis, tai man padės pasikrauti, tarkim, pozityvios energijos, tai aš tapsiu geresniu žmogumi. Tai jeigu tas tikslas bus, motyvacija bus, tai kiekvieną kartą, jeigu atrodys, kad, na, jau šiandien tingisi, gal geriau kažką kitą padaryčiau, tai priminu savo šitą motyvacinį dalyką lengviau. Bet taip pat ir tie, sakau, ritualiniai dalykai, kad arbatos puodelis, laikas su savimi, galbūt kažkoks skanėstas, kaip motyvuojantis dalykas, ar ne, kad aš galiu ten tą skanėstą suvalgyti tik tuomet, kai jau prisėdu rašyti. Tai irgi, tokie žaidimai su savim, bet jie veiksmingi kartais būna. Ar terapinis rašymas gali būti taikomas traumų gydymui? Taip, gali būti ir jis yra pakankamai veiksmingas, bet čia jau reikėtų truputėlį po tam tikro laiko daryti, ne ką tik įvykus traumai, nes, kaip ir sakiau, gali būti per daug dar skausminga, bet kartais yra mažiau skausminga rašyti, negu kalbėti apie tai, ar ne? Tai irgi tam tikrai yra metodai taikomi, kad, tarkim, aprašyti tai, kas atsitiko, kalbant ne pirmuoju, o trečiuoju asmeniu. Vėlgi sukuria tam tikrą distanciją, atstumą tarp manęs ir to, kas atsitiko. Galima vėlgi parašyti ir laišką tam skausmui, kurį aš patyriau. Bet tai yra taip toks vienas iš tų veiksmingų metodų, kurie yra taikomi šitam klausimui. Kaip terapinis rašymas gali padėti, jeigu susiduri, tarkim, su dideliu stresu? Tai stresas visų pirma, kas yra? Tai yra mintis ir emocijos, ne? Tai emocijas aš užrašau, kaip aš jaučiuosi, užrašau, dėl ko taip jaučiuosi, kas mane privertė taip pasijausti, tai vėlgi leidžia atpažinti tam tikrus dėsningumus, kad žiūrėk, aš gal buvau ten ir įvyko tokia situacija, bet plus aš dar buvau neišsimiegojęs ir nepavalgęs ir taip toliau, atpažįstu dėsningumą, kad galbūt man reiktų susitvarkyti dienotvarkę, kad aš galėčiau dar ir įterpti, tarkim, priešpiečius, kad nebūčiau toks alkanas, ar ne. Taip pat stresas sukelia tas pasikartojančios mintis, kad aš užsivedu ir galvoju, nes iš esmės stresą mes patiriam nuolat dėl ko dėl dalykų, kurie nevyksta. Mes patiriam stresą arba galvodami apie tai, kas jau įvyko, arba nerimaudami dėl to, kas įvyks. Kaip sako, 95% to, dėl ko mes nerimaujam, neįvyksta. Tai jeigu aš užrašysiu tas mintis ir paklausiu savęs, o kokia yra tikimybė, kad šitaip atsitiks, kad, tarkim, tas dalykas, dėl kurio aš nerimauju, dėl kurio man dabar yra stresas, įvyks. Tai tikriausiai logiškai, racionalizuoti tas savo baimės, tas savo nerimą, pastebėčiau, kad kaip ir nėra prasmės nerimauti ir to streso mažiau lieka, vien iš to, kas savo racionalizuojame. Kita vertus, tai padeda susidėlioti mintis, tarkim, planą A, planą B, ar ne, ką aš daryčiau taip ir taip. Kas bus, jeigu įvyks blogiausias scenarijus, vėlgi pamatom, kad nieko ten baisaus. Taip. Tai ir galima apskritai, kita yra technika labiau tokia atpalaiduojanti, suteikianti daugiau pozityvios energijos, kad įsivaizduok savo idealią dieną, ar ne? Nes jeigu stresas, jau čia viskas blogai ir nebenoriu aš į tai gilintis, jau noriu atsipalaiduoti ir patirti kažką malonaus, aprašau savo idealią dieną, kas būtų, kaip aš atsibusčiau, ką aš daryčiau, taip toliau. Tai vėlgi šitas metodas padeda jau momentiškai pasijausti geriau ir kita vertus nusistatyti savo tikslą. Galbūt aš suprasiu, kad man nepatinka rytais anksti keltis, galbūt mano ideali diena yra ta, kai aš 11 tik tai išeinu iš namų, ar ne, tai galbūt tai padės man susidėlioti prioritetus ir apskritai pakeisti profesiją net, ir pagal tą idealios dienos scenarijus sudėlioti visą savo ateities planą. Tai vėlgi padės ir įveikti stresą ir kartu ir momentiškai geriau pasijausti. Tai pirmą užsirašai, o paskui bandai įvykdyti. Galima taip, o galima, tam tikrų dalykų galbūt negali pakeisti, jeigu tai yra susiję,
šeima ar ne, maži vaikai. Ar darbas nuo 8. Ar darbas nuo 8 ir tu, darbą nuo 8 galima pakeisti. Išeiti gali. Taip, pakeisti darbą kitokį. Bet ir vėlgi, o sudėlioti, o kas būtų, jeigu, tarkim, nekeičiant šito darbo ar nekeičiant, kaip aš galėčiau, ideali diena mano būtų, galbūt aš galiu valandą anksčiau atsibusti, kad nepatirčiau streso skubėdama, o galbūt jeigu aš skirčiau savo 15 minučių su puodeliu arbatos, žiūrint pro langą, galbūt mano visa diena kitaip dėliotųsi ir aš išeičiau nesusinervinusi, vėluodama ir žvilgčiodama į laikrodį, o išeičiau atsipalaidavus ir su, tarkim, dėkingumu visam pasauliu ir savo. Tai vėlgi, kol neužrašau, tos mintis netaip lengvai ateina, nes neskiriu tam sąmoningo dėmesio. Čia labai pozityvę tą mintį pasakai, kad 95% neišsipildo, dėl ko mes stresuojame. Tai taip, labai pozityvu, bet galima, ta prasme, nes tai rodo, kad labai daug ką mes prisistresuojam, o tai net ir neįvyksta. Bet gali žmogus mąstyti taip, aha, aš dėl to stresavau ir dėl to tai neįvyko, ką tada daryti? Kad stresavau, greičiausiai ėmiausi ir veiksmų, ar ne, atitinkamų. Tai viskas gerai, iš tikrųjų nėra blogai planuoti dalykus, nėra blogai planuoti tuos scenarius, bet to nereikia daryti nuolat. Nes jeigu paklausčiau dabar, tarkim, ar yra dėl ko stresuoti dabar? Ne, nėra. O dabar vėl nėra. Ir to, kada yra dėl ko stresuoti, mes netgi, nepajaučiam to dalyko. Mes dažniausiai, sakau, planuojam. Tai galim skirti, vėlgi, rašymo terapiją, kuo skiriasi, kad nuo įprastinio pokalbio, kad aš dabar žinau, kad aš turiu, tarkim, 10 minučių susiplanuoti savo, tarkim, tam tikram pasiruošti įvykiui kažkokiam, ar susiplanuoti tam tikrą situaciją, kaip viskas dėliosis. Ir aš žinau, kad tai yra užrašyta, man jau ramu, man nereikia apie tai galvoti. Čia jau yra, jeigu kas, aš pasižiūrėsiu į savo užrašus, tarkim, kaip ir toks elementarus pavyzdys su pirkinių sąrašu, ar ne? Kad jeigu aš galvoju, kad aš nueisiu į parduotuvę, čia nesukelia streso, bet kai grįžti ir reikia kažką gaminti ir vieno produkto neturi, tai tada tu prisimeni, kad galėjau užsirašyti. Bet jeigu tu užsirašai, visa tai yra sąraše. Jeigu tu užsirašai savo planą, ką aš darysiu, tarkim, man reikia pasiruošti egzaminui, aš susiplanuoju, kad tą dieną aš šitą dalį pasimokysiu, tą dieną tiek pasimokysiu, tiek. Tai nereiškia, kad nedaryk nieko ir viskas savaime išeis. Bet susidarai planą ir man nereikia, kad, oi, kiek čia dar daug liko, aš čia nieko neišmokau, nieko nepadariau. Ne, aš einu pagal planą, šiandien aš turėjau pasimokyti, tarkim, ten vieną kažkokį skyrių, aš jį pasimokiau, rytoj bus kita diena, aš vėl pasimokysiu. Ir tas planas, padeda, o visų kitų metų priminti, o kas dabar man blogai? Nieko, šiuo metu yra tobula akimirka, ar ne? Visas stresas yra ateityje. Ateityje, kartais žmonės ir dėl praeities irgi jaudinasi, kad o ką apie mane pagalvojo, aš ten taip suklydau ir tada dabar turbūt žmonės galvoja, kad aš taip ir taip. Nevykėlis galvoja apie mane, bet dažniausiai ir kai kitą kartą, kai susitiksiu, gal man pasakys kažką, tai ir apie praeitį galvojame, ir apie ateitį, bet apie dabartį, jau tuo metu, kai stresinė situacija vyksta, tai mes negalvojame, mes tuo metu tiesiog veikiame. Man kažkaip panašiai su baime irgi būna, kad bijai kažko ateity, bet kai pati ta situacija jau yra dabar, tai jau nebebijai. Taip, tiesiog, nes tuo metu nebėra laiko galvoti, tuo metu reikia žiūrėti, veikti. Kur koja dėdi, kur ranka, ką šneki, taip toliau. Tarkim, viešas kalbėjimas, tai tiesiog kalbė ir viskas. Kaip terapinis rašymas gali būti derinamas su kitom kažkokiam technikom ar terapijom? Taip, tai jau kaip ir truputėlį minėjau, kad būtent psichoterapijai labai padeda, jeigu mes, kad ir po seanso, arba jeigu psichoterapeutui, susitarus su terapeutu būtent pačios sesijos metu, tam tikri dalykai yra užsirašomi, ar ne, kad būtų man aiškiau, kad man svarbi įžvalga aplankė ir aš noriu ją užsirašyti. Bet ir galima rašyti kiekvieną kartą po sesijos, užsirašyti, kaip aš jaučiuosi, kokios išvados buvo prieitos pokalbio metu ir taip toliau. Galima derinti su meno terapija, su somatinėm įvairiom praktikom, kad vėlgi tiesiog aprašyti savo jausenas ir net ir su medikamentiniu gydymu.
irgi, jeigu aš žymiu, kad ir dienoraščio forma, kiekvieną dieną, kaip aš jaučiuosi, ir tai padeda įvertinti, ar, tarkim, man vaistai tie padeda, nepadeda, ar kokie šalutiniai poveikiai, koks progresas vyksta. Tai... Kaip žmogui įsivertinti, padeda jam, nepadeda tas terapinis rašymas? Tai be abejo, jau iš karto po to rašymo sesijos galima pajausti, ar ne, kaip aš šiuo metu jaučiuosi, kaip aš jaučiausi prieš rašydamas ir kaip aš jaučiuosi po rašymo. Galima pabandyti, tarkim, išeiti, vėlgi tas, ypač čia, kai mes truputį grįžtu atgal, kai mes kalbėjom apie tai, kad jeigu prastai jautiesi, ar ne, nes jeigu iš karto gerai, tai viskas smagu, bet jeigu aš jaučiuosi truputėlį, kad nuėjau jau per giliai ir man sukilo labai daug minčių, daug kažkokių išgyvenimų, tai padeda apskritai išveikti visą tą sukilusių kūno stresą, kad išeiti pasivaikščioti arba kaip tik derinti su kito meno formą, gal aš noriu kažką nupiešti dabar arba eiti pabėgioti, kad išveikti visą tai, kas sukilo, nors atrodo kontroversiškai, kad rašau tam, kad išveikčiau emocijas, bet tos emocijos gali sukilti ir aš jas išveiksiu kaip tik kažkokiu fiziniu būdu. Bet, visa tai yra tokia dermė, kad pajausti, ko tuo metu kūnui norisi. Čia kaip ir su vaistais būna, vaistai nuo nerimo sukelia. Taip, arba su galvos skausmu irgi yra galvos skausmo vaistų pašalinis poveikis yra galvos skausmas. Tai be abejo, čia didelis yra tas savistabos efektas, ar ne, ir kiek, kai aš, ir vėlgi, kad ar nepasimauti, ar kaip tik pajausti tą placebo efektą, kad galbūt aš vien dėl to, kad aš žinau, kad aš skiriau tam pakankamai daug laiko, daug dėmesio tam terapiniui rašymui, tai negali čia jau dabar neveikti. Bet kita vertus, kai daugiau dėmesingo įsisąmoninimo savo skiri, kad o kaip aš dabar jaučiuosi, kaip mano kūnas jaučiasi, kaip aš kvėpuoju, tarkim, prieš rašant ir po rašymo. Galbūt net mano kvėpavimas pasikeičia, ar ne? Galbūt aš pradėjau ramiau, giliau kvėpuoti. Tai tada galiu įvertinti, ar aš to streso, spaudimą galima pasimatuoti, ar ne, kad įrodyti objektyviais skaičiais. Taip, kad objektyviais dalykais tos kūno rodiklius pajausti. Šią mintimį ir pabaigsime. Dėkoju, kad klausėtės. Su Dievu.